Sveiki visi, šiandien darysim puikų pyragą, tortą. Tai bus, darysiu su šilauogėm ir juodaisiais serbentais. Galima dėti ir mėlynės. Taip pat reikia pieno, sviesto, varškės, sausainių, kondensuoto pieno, želatinos ir vandens, žinoma. Pirmiausia, imam į indą dedam sausainius. Sausainius reikia susismulkinti. Iš karto pasmulkinam, kad šitai aparatūrai būtų lengviau. Gaunasi štai tokie milteliai. Jeigu neturit tokio smulkintuvo, tai galima tiesiog su kočelu. Ir taip visus. Sausainiai sutrinti. Dabar imam dar želatiną. Užpilam šaltu vandeniu. Receptas kaip visada, apačioje po video, jeigu nerandat, paspaudžiat žodelį daugiau ir tada atsidaro. Upės padedam. Dabar ištirpinam sviestą, pilam čia sausainius smulkintus. Pilam pieno. Gerai išmaišom. Turi būti štai tokia lipni masė. Labai gerai reikia išmaišyti, kad gautųsi štai tokia. Matot, tokia lipni. Dabar imu formą, įtiesiau čia 22 formą, 20-22 įtiesiau popierį. Dabar viską pilam čia. Padarom tokį pagrindą ir bortelius. Išlyginam, kad būtų lygiai. Įspaudžiam čia, kad nebūtų tokio kampo didelio, kai perpjausim. Turi būti čia įspausta, kad būtų, tai yra, kad būtų kampas geras. Nes taip, jeigu paliksim, tai nebus kampo, bus tiesiog labai daug vienoje vietoje šito pagrindo. Čia išlyginam gražiai. Maždaug taip turi atrodyti pagrindas, išlygintas, čia šitie kraščiukai išlyginti, čia irgi, kad būtų kampas, ir dabar dedam laikinai į šaldytuvą. Dabar į tą patį indą pilam varškę, dedam, tai yra kondensuotą pieną,
Ir viską sutrinam iki tokios kaip tyrelė, kad būtų varškė. Labai smarkiai susmulkinam. Sutrintą varškę padedam į šalį. Dabar imam šitą prietaisą. Sutrinam uogas. Na štai, pusiau sutryniau, pusiau ne uogas, galite sutrinti visiškai. Aš specialiai ne visai sutrinsiu, ne visas uogas tai yra, kad būtų įdomiau, kad papultų kažkokia tai uoga dar. Pilam čia želatiną. Želatiną kažkur apie minutę mikrobangėj. 800 kaitinau. Nereikia svarbu užvirti, kad ištirptų. Galima ir ant plytos, ant dujinės, nesvarbu. Supilam. Dabar šitą mesę labai gerai išmaišom. Galima ir su elektriniu maišytuvu, bet aš nenoriu labai sutrinti uogų. Taip, kad išmaišysiu taip. Tai nėra sunku. Dabar imam formą. In truputį šaldytuvą štai pastingo. Dedam čia visą turinį. Išlyginam gerai į visus kampus, kad pakliūtų. Išlyginta viskas, dabar dedam į šaldytuvą, kad truputį atvėstų. Dabar imam baltą šokoladą. Aš turiu karamelinę. Sutrupinam čia. Jeigu man tilps šitą indelį. Tai. Ir dėsiu pilu kondensuoto pieno. Taip, šaukštą. Ir dabar mikrobangėj bandysiu ištirpdyti. Kažkur prireikė minutės, štai, mikrobangėj. Įdėjau dar pieno šaukštą ir kondensuoto pieno. Praktiškai tai galima 2 šaukštus, kažkur 2-3, kiek reikia, dėti pieno tik tai. Ir dabar supilam čia. Supilam. Gražiai išlyginam. Labai lygiai. Viskas paruošta. Ir dabar keliauju į šaldytuvą.
kol pilnai sustings. Galima dar žinoma puošti, galima nepuošti, kaip kam patinka, taip kad lauksim, kol sustings. Pyragas paruoštas, sustingo, truputį papuošiau, bandom dabar pjauti. Pyragas atpjautas, bandom ragauti. Štai kokia grožybė. Kokios spalvykės. Pyragas labai gaivus. Šita dalis labai tinka su mėlynėm. Čia ant viršaus šokoladas. Baltasis, čia sausainių forma šita, labai tinka, labai suderintas skonis. Taip kad darykit, ragaukit, skanaus ir sėkmės. Tai tikrai skanu, tinka šventėm ir labai nesunku pagaminti. Sėkmės ir skanaus.